Gerbėmieji, sveikinu Jūs susirinkusius ir stebinčius nuotoliu nacionalinį žmogaus teisų forumą, vykstantį tarptautinės žmogaus teisų dienos išvakarėse ir šiemet skirtą visuotinės žmogaus teisų deklaracijos 75-mečiui paminėti. Forumas jau yra tapęs tradicinių metų pabaigos renginiu, sukviečiančiu žmogaus teisų gynėjus, visuomenininkus, pilietinę visuomenę bei politikus diskusijai apie žmogaus teisų padėtį šalyje ir tai, ką galime padaryti kartu, kad Lietuvoje būtų gera gyventi visiems. Deja, tarptautinės bendruomenės sukurta universali pamatinių žmogaus teisų sistema patiria vis didesnį spaudimą. Vienos autoritarinės valstybės reitinguoja žmogaus teisės pagal jų tariamą svarbą, kitos bando jas paversti fasadu, už kurio patogu slėptis įvaizdžių besirūpinantiems diktatoriams ir alternatyves tikrovės trolių fabrikuose konstruojantiems demagogams. Todėl sukaktį švęsti dėja nepakanka. Kiekvienas iš mūsų galime ir turime savęs paklausti, ką pats padariau ir kuo dar galiu padėti, ginant žmogaus teisės. Už savo ir mūsų laisvę kasdien apkasuose kovojantiems ukrainiečiams, baltarusiams, kurie net rodos tamsiausią naktį išlaiko savo laisvės viltį. Ir visame pasaulyje laisvės siekiantiems žmonėms, kuriems, kaip ir mums patiems, vos prieš 30 metų taip svarbu žinoti, kad jie ne vieni. Demokratija tuo ir graži, kad leidžia, o kartais ir įpareigoja vardinti ne tik tai, ką turime ginti svetur, bet ir tai, ką dėl žmogaus teisų turime padaryti ir Lietuvoje. Prieš daugiau kaip 30 metų iškovotą laisvę mūsų šalyje vis dar dalinamės nevienodai. Tikiu, kad pripažindami ir suvokdami tai, išspręsime ilgokai neišsisprendžiančias problemas. Lietuva, tapusi Jungtinių tautų žmogaus teisų tarybos nare, 22-24 metų laikotarpiu įsipareigojo aktyviai ginti žmogaus teisų universalumą ir skatinti veiksmingą bendradarbiavimą tarp valstybių, kad žmogaus teisės būtų užtikrintos visiems vienodai. Šių metų forume taip pat minime 30-metį Lietuvos narystės Europos taryboje, pagrindinėje organizacijoje ginančioje žmogaus teisės ir demokratinės vertybės Europoje, kuriai pirmininkausime jau kitąmet. Lietuva taip pat rengia kasmetinį demokratijos ateities forumą, kuriame ieškoma, kaip efektyviau ginti pamatinės vertybės nuo autoritarinių tendencijų. Dar kartą noriu Jūs nuoširdžiai pasveikinti artėjančios tarptautinės žmogaus teisų dienos proga bei palinkėti konstruktyvių diskusijų, siekiant užtikrinti, kad žmogaus teisės Lietuvoje būtų ginamos ir ne vienas nebūtų paliktas nuošalyje.